Tai hateris yra tas, kuris nekenčia. Pirma, hateriai. Antra, iš kur jie, kodėl nekenčia. Trečia, patarimas. Ketvirta, patarimas. Penkta, šešta. Ok, tai tema, žodžiu, yra hateriai. Gerai, tai žodžiu hateriai. Iš kur jie ir kodėl nekenčia. Iš kur atsiranda hateriai ir kodėl jie heitina. Iš kur atsiranda nekentėjai, koks kvailas žodis, bet taip, ta prasme, parašykit kas nors komentare, jeigu žinot lietuvišką, logišką, naudojamą vartotiną žodį atitikmenį žodžio hateris. Gerai, iš kur jie atsiranda ir kodėl jie nekenčia. Iš kur jie atsiranda ir kodėl jie nekenčia. Wow, va čia tai tema. Priklauso apie ką yra jūsų kanalas. Jeigu jūsų kanalas kardinaliai priešingas to žmogaus, kuris žiūri įsitikinimams, greičiausiai jis jūsų nekęs. Jo, trumpai ir aiškiai. Iš kur jie ir kodėl nekenčia. Čia toliau būtų galima ir gilintis, nes žinot, būna ir tokių žmonių pažįstamų, kurie jaučia didelę galią apie žmogų kalbėti, jį vertinti ir jį kritikuoti vien dėl to, kad jie pažįsta tą žmogų iš prieš 10 ar 15 metų. Arba prieš 5, nežinau, žodžio esmė, kad aš manau, kad reikia suprasti, kad žmonės keičiasi. Žinot, yra tokių žmonių, kurie sako, žmonės niekada nesikeičia. Man labai gaila, kad jūs bendraujate su tokiais žmonėm, kurie niekada nesikeičia. Man labai gaila. Nes tiesa ta, kad žmonės keičiasi. Protingi žmonės keičiasi. Protingi žmonės ima jauti už ragų, kad ir ką šitas posakis bereikštų. Ir dirba. Manau, iš kur atsiranda hateriai ir kodėl jie nekenčia, manau, kad truputį aptariam. Man labiau patinka improvizuoti. Grinai sumaišiau du žodžius. Apie 5 valandą dienos man jau stabdo. Tipo, aš nebegaliu tiesiog. Aš keliuosi anksti, pas mane rytas diena būna aktyvi ir po 5 aš jau nieko nebenoriu. Bet vlogą norėjau įrašyti, nes žiūrėjau šitą knygelę ir jinai pilna prirašyta. Trečia, nepriimkit kritikos iš tų, kurie tavęs nepažįsta. Okay? Nepriimk kritikos iš to, kuris tavęs nepažįsta. Tai kodėl priimti kitų žalotinus žodžius iš žmonių, kurie tavęs asmeniškai nepažįsta, yra žalinga? Na, todėl, kad jų ta kritika yra neteisinga. Jie tavęs nežino, jie tavęs nepažįsta, jie su tavim nebendrauja. Okay? Jeigu žmogus vertina tave iš to, koks tu esi socialiniuose tinkluose, tai tas žmogus tavęs nepažįsta. Aš šitą taip drąsiai noriu pasakyti, nes aš pati žinau žmonių, kurie socialiniuose tinkluose vienaip atrodo, o tu su jais susitinki ir jie yra visiškai kitokie realybėj. Bet kvailiausia yra, kad, žodžiu, visų pirma, kokia kritika gali būti? Kas gali tą kritikuoti? Nebent ta kritika yra galbūt konstruktyvi. Jo, nes apie destruktyvę kritiką, pavyzdžiui, ką tu čia darai? Ką tu ten vloginį girdėjau? Ką tu ten išsidirbinėjai, save filmuoji? Nu, tai čia, ta prasme, jinai niekur neaugina. Jinai man nepadės tobulėti. Aš žinau, kad aš tipo save filmuoju. Aš dėl to ir pradėjau šitą kanalą. Ir man nereikia, kad kažkoks iš šalies žmogus pasakytų, ką tu čia dabar save filmuoji. Nu, tipo, tu man nieko nepasakai. Jeigu tu matai, kad kažkas galėtų būti geriau, tai tu man pasakyk. Bet tu nesakyk to per pyktį. O jeigu žmogus ateina ir su tavim nebendrauja, niekad nepažįstat. Ta prasme, aš esu įsitikinus, kad tas žmogus, kuris nekalba su manimi reguliariai, jis manęs nepažįsta. Nežinau, aš manau, kad jeigu tu susitinki su žmogum kartą per pusmetį, tu jo irgi nepažįsti. Nu, tu nepažįsti, ta prasme, per pusę metų tiek gali visko įvykti žmogaus gyvenime, kad jeigu tu pastoviai nepalaikai ryšio su žmogumi ir nekalbi, tai tu negali suprasti to žmogaus elgsenos, mąstymo, veikimo būdo kiekvienos dienos tiesiog, kodėl jis būtent taip gyvena. Vieni stengiasi išvengti visų konfliktų,
kiti galbūt saugosi labai, kad nieks jų neįskaudintų. Žodžiu, viskas yra labai platu ir trumpai tariant, nepriimkit kritikos iš tų, kurie jūsų nepažįsta. Ir jeigu žmogus nesusitinka su jumis reguliariai, jis jūsų nepažįsta. 4. Ką reiškia pažinti? Tai ką iš tiesų reiškia pažinti? Tai pažinti yra, kai tu klausi ir tau atsako. Tada klausia tavęs ir tu atsakai. Kartais tu išsipasakoji, kartais išsipasakoja tau. Kai tau liūdna, tave pagodžia. Kai kitam liūdna, tu apkabini. Tai reiškia pažinti. Trumpai tariant. 5. Jėzus tave pažįsta. Taip. Dievas tave pažįsta. Vienintelis, kuris iš tiesų tave pažįsta, yra Dievas. Bet kaip ir tarp žmonių, joks santykis negali būti vienpusis. Pavyzdžiui, aš visai einu pas Berną, tarkim, mane, ir ten, pažiūrėk, kokia aš graži, sakyk man komplimentus, ką veikia, kaip tau seka. Taip, aš visą laiką, žinai, darau pastangas, kad jį pažinti, ne? O jis man nieko. Tai jūs galvojat, kad, tipo, aš nežinau, tai aš jo kaip ir nepažįstu. Gerai, čia buvo blogas pavyzdys, stabdom plokštelę. Aš noriu pasakyti, kad tik dvipusis santykis gali padaryti vienas kitam pažįstamą. Jeigu tik aš apie save pasakoju žmogui, tai kaip čia gaunasi, kad jisai tipo mane pažįsta, o aš nieko apie tą žmogų nežinau. Žodžiu, jeigu mes neinam kalbėti su Dievu, tai yra lygiai tas pats, kaip tipo Dievas apie mus žino, bet mes apie jį nežinom. Arba atvirkščiai. Čia turėčiau biškį klijuoti Biblijos eilučių, kurios parodo, kad Dievas tave žino. Ir 6. Ką Jėzus sako apie priešus. Wow, čia irgi turėčiau iš tiesų atsiversti, bet yra toks įsakymas priešus mylėti. Yra įsakymas juos laiminti, už juos melstis. Priešai, heiteriai galėtų būti priešai. Žinau, kad tai yra kitas angliškas žodis priešam, bet manau, kad tie žmonės, kurie tavęs nekenčia, yra tavo priešai. Jie tikrai nėra tavo draugai. Jeigu jie tavęs nepalaiko, jeigu jie tavęs smerkia. Žinau, dar yra tokių, kurie komplimentų neduoda, gerų žodžių nesako, bet laiks nuo laiko padovanoja dovanas. Ir jeigu tu kažką jiems nepatinkamo padarai, tada jie sako, prikišinėja tau, kad tau dovanojo dovanas. Tai čia yra manipuliacija. Aš niekada nežiūrėjau kitus žmonės, tarsi jie yra kažkokie blogiečiai, priešai, manipuliatoriai. Aš tiesiog suteikdavau kiekvienam žmogui šansą ir labai nukentėjau daugelį kartų dėl to šitam gyvenime. Bet žodžiu, manipuliacija yra realus dalykas, kai kurie tai daro sąmoningai, versle, politikoje ir versle, ir santykiuose, visaip žodžiu ten būna, bet kai kurie ir nesąmoningai tą daro. Tu prasme, kai tu pradedi tyrinėti to žmogaus elgesį, tau atrodo tarsi visą tai, ką jis daro specialiai, bet jeigu tu giliau pasigilintum į to žmogaus gyvenimą ir tai, kas vyksta jo širdį ir psichikoje, tu suprastum, kad greičiausiai nesąmoningai tas žmogus manipuliuoja. Tai žodžiu, toks šūsnis šiandien minčių. Rašykit komentarus, būtų labai įdomu padiskutuoti.